Šitą video pristato niekas. Sveiki. Šiandien pakalbėsim apie didžiausią kemperistų klausimą, ką pasirinkti, prikabinamą namelį ar kemperį. Čia nebus video, kur pliusai, minusai, čia tiesiog biškį padiskutuosim, tiksliau aš padiskutuosiu apie būtent savo patirtį. Ir žodžiu, mūsų prasidėjo kempingavimo gyvenimas 2019 metais, kai korona prasidėjo ir tiesiog sužinojom, kad negalėsim keliauti, tai pasirinkom prikabinamą namelį, nes buvo pigiau negu kemperis. Šiaip galvojom, metus panaudosim ir parduosim. Bet taip nesigavo, nes tiek man, tiek žmonai labai patiko. Na, žmonai gal ne tiek, bet man tai patiko. Ir mes išturėjom tą namelį 3 metus. Bet pasikeitėm kemperį. Nes, žodžiu, ne tiek, kad pabandyti kitokį keliavimą, bet tiesiog jau kiek teko matyti kelyje visko, tai tiesiog jau supratom, kad kemperis jau ant keliavimo yra, mums labiau tiks. Nes mes galbūt nekeliaudavom taip toli, o dabar atsirado kaip ir noras biškį toliau keliauti kažkur. Tai nusprendėm nusipirkti kemperį. Nes, sakau, kiek teko matyti kelyje, tai su kemperiu yra žymiai patogiau keliauti. Aišku, tiek tas dalykas turi savo pliusų ir minusų. Juos biškį aptarsim šiandien. Ir, žodžiu, pradėkim tada. Tada pradedam gal nuo pačio pagrindinio jų esminio skirtumo. Tai kad su nameliu esi labiau nepririštas prie vietos, sakykim taip. Tu pasistatei namelį, tau reikia nuvažiuoti grietinės nusipirkti, tu sėdai ir nuvažiavai su mašina. Tuo tarpu su kemperiu tu turi visą ūkį susirinkti. Gal ne visą ūkį, bet vis tiek jau, jeigu turi markizę įsitraukęs ar kažką, jau reikia susivinioti, čia nuo rampų nuvažiuoti. Tai čia minusas yra iš tikrųjų kemperio. Taip kad aš manau, jeigu esate tas žmogus, kuris nori tiesiog kažkur nuvažiuoti savaitgaliais pabūti arba neturi didelio noro toli keliauti, tai jums, manau, irgi prikabinamas namelis labiau tiktų šitam reikalui. Bet aišku, žmonės keliauja ir su prikabinamais nameliais ir čia ta prasme kiekvieno pasirinkimas yra ir aš ir matau irgi ir pliusų, kodėl, pavyzdžiui, galėčiau keliauti su prikabinamu nameliu, bet pasirinkau kemperį, nes, tiesiog taip atrodė geriausia. Ir iš tikrųjų mes kemperį neturim senai, bet kiek, 2 kartus buvom išvažiavę, bet taip gerai 2 kartus išvažiavę, tai iš tikrųjų pasijautė iškart skirtumas po pirmo išvažiavimo. Grįžom ženkliai skirtumas didesnis. Su kemperiu galbūt tiesiog yra tas skirtumas yra, kad su juo yra patogiau keliauti, nes sakykime, mes važiuojam ir dabar greitkelį kažkur yra tas poilsio zona, ar kažkur degalinė ar kažkas, tu pasukai, sustojai su kemperiu ir, atsisukai kėdę, valgai, eini į tualetą, vaikštai čia. Man būdavo žiauriai minusas, kad sustoji su prikabinamu nameliu ir šuo yra automobilyje, turi šunį pasiimti, nes, aišku, to pačiu biškį pavedžioji viską, bet
paskui tą šunį į namelį nusivedi, čia namelyje kažką darom, ten mašiną kaip ir užrakint norėtum, žinai. Pusė daiktų yra namelyje, pusė mašinų ir čia eini tą pasimt, tą, toks būdavo, nežinau, kaip žiemą į laukinį tualetą vaikščioti. Bet su kemperiu, sakau, kad tas dalykas tai, nepamainomas yra. Iš tikrųjų, sustoji belekur, gali. Ir dar, važiuojant prikabinamų namelių, pavyzdžiui, atvažiuoji prie stovėjimo aikštelę, prie prekybos centros. Iškart galvoji, gerai, čia įvažiuosiu, ten gal pasistatysiu, ten išvažiuosiu. Toks planavimas. Su kemperiu tu tiesiog važiuoji kaip su dideliu autobusiuku, kas ten gali būti, tau nieko. Na, aišku, nebent jau ten turit kokių 9 metrų kemperį, tada gal jau atsiranda tas biškai diskomfortas. Bet šiaip pasistatymo prasme kažkur aikšteliai su kemperiu irgi yra tokių niuansų, bet yra daug lengviau negu su nameliu, nes namelį būdavo palikdavom kažkur ant gatvės, ten esam ant avarinio palikę, jeigu nėra kur įvažiuoti ten su to nameliu. Šiaip irgi kas dar skiria šitos du dalykus, tai greit. Pavyzdžiui, važiuojant greitkelyje su prikabinamu nameliu, bent jau Norvegijoje, taip manau jau visoje Europos Sąjungoje taip yra, kad yra greitis ribojamas ties 80 berods. Žinau, kad Vokietijoje šiaip ir kai kuriuose šalyse galima išsiimti, nuvežti ekspertizę į namelį su automobiliu ir galima išsiimti 100 tą. Bet jeigu tavo kemperis nesveria daugiau 3,5, ta prasme, tas, kur gali vairuoti su B kategorija, tu gali važiuoti tuo greičiu, kaip ir visi greitkeliai. Aišku, su kemperiu tai ten, 140 gal nevažiuosi, nes, bet dar kas, išlaikymas. Šiaip išlaikymas yra ženkliai didesnis kemperių. Yra, pradedant šiaip finansiniais dalykais, tai kai turėjom prikabinamą namelį, tai draudimas kainuodavo, mes visą laiką pilną draudimą turėjom, tiek namelį, tiek šitam. Tai draudimo kaina pakilo kemperiui 8 kartus. Tai 8 kartus brangiau draudimas kainuoja negu namelį. Tai tas biški kalė per kišenę gerai, bet jo, ir šiaip prikabinamo namelio priežiūra pati, kas ten padangos gali būti blogos, ten kažkur pakeisti. Šiaip kemperyje jau yra kaip automobilį, realiai parvažiuojat su kemperiu namo pirmą kartą, jūsų automobilių parkas pasipildė dar vienu automobiliu, jam reikia keisti tepalus, prižiūrėti viską, čia žodžiu, daug yra visokių dalykų. Šiaip kas turit arba galvojat pirkti apynaujį kemperį, tai yra gal gerai atlikti aptarnavimus servise, nes taip išlaikot kažkiek vertės kemperio. Nes parduodami jį parduosit su pilna istorija, o šiaip prikabinamą nameliui, ką mes šiaip darydavom, vieną kartą per metus darydavom drėgmės testą, nes draudimas to reikalaudavo. O tai va, ir toks dalykas. Šiaip dar apie finansus, tai šito negaliu garantuoti 100%, bet kuro sąnaudų atžvilgių, tai manau, kad kemperis yra ekonomiškesnis, nes dėl ko sakau, kad negaliu 100% garantuoti, nes automobilis, kuriuo tempdavom savo
prikabinamą namelį buvo džipas. Didelis džipas, kuris jau pats iš savęs būdavo ne pats ekonomiškiausias automobilis pasaulis, sakykim taip. Ir su juo tempdavom rydavo 14, nuo 14-15, taip. O kemperis ryja, kiek žiūrėjau, tai 10, atrodo. Tai gal net mažiau negu 10, 9 galbūt. Nu šiaip 10. Tai, bet manau, kad jeigu turit kažkokį mažesnį automobilį, vis tiek jau tos sąnaudos jau išauks irgi ganėtinai, nes mažesniam automobiliui yra sunkiau tempti, bet daug kas aišku sakys, ne, mano Golfas tempia kemperį 5 litrai dizelio į 100 km. Nebebūna 5 litrų jau 100 km, bet esmę supratot, kad šiaip ekonomiškumo prasme tai kažkiek sutaupot su kemperiu, nors ne. Vienu žodžiu tiek apie finansus. Dar vienas dalykas, dabar atsiminiau vieną tokią istoriją, kai turėjau prikabinamą namelį, kada gimė mintis pirkti kemperį. Tai keliavom, man atrodo, buvom Švedijoje ir atvažiavom vakare į kempingą pernakvoti. Ir vienu žodžiu aš pasistačiau prikabinamą namelį, atkabinau nuo mašinos, ten pradėjau kojas leisti žemyn ir atvažiavo tokia senukų pora su kemperiu. Taip atvažiavo, pasistatė, laidą įsikišo ir aš realiai ten kojas nuleidinėjau, o jie atvažiavo, nežinau, ten 15 minučių vėliau už mumis, jau žiūri senis sėdi, tai per langą teliką žiūri, o močia ten jau kepa kažką, galvoju, nu jo, biški šiaip, nu toks nepatogumas labai su to nameliu, bet jo, ir dar kas apie kempingus. Ir aplamai, jeigu kažkur esat, turit prikabinamam nameliui turit pasikišti nuotekų baką po nameliu, kad nuotekos jūsų subėgtų. Ir jeigu ir esi kempinge, turi pasiimti paskui. Tos talpos dažniausiai mažos yra, turi pasiimti, nuvežti, išpilti kažkur, pasivežti, vėl pasikišti. O kemperiai tas yra gerai, kad tiesiog kaupi bake viską, išvažiuodamas sustoji prie tos stotelės ir nuleidai žemę viską. Ir šiaip kas dėl tokio ilgesnio stovėjimo, tos kemperių vandens talpos yra didelės, šiaip tikrai didesnės tarpus negu prikabinamų namelių. Dėl to yra tu gal nesi toks mobilus su kemperiu, bet tau mažiau reikia vaikščioti, kad ir kempinge esi. Šiaip dar tas, aš taip galvojau vieną dieną, jeigu esi prie ežero kažkur ir turi tą pasikišęs bakelį po apačią, po prikabinamų namelių, tai gerai, kai jis tai prisipildo, kur išpildi tą, jeigu esi ne kempinge, pavyzdžiui. Jau irgi toks, nepatogumas, sakyčiau. Dar kas, pavyzdžiui, pliusas kemperiui, kad su juo gali keliauti realiai visus metus. Šiaip tau sezonas nepasibaigė su vasaros pabaiga. Tiesiog vasarą baigęs, jame yra daug šilčiau. Važiuodamas kemperiu, tu kažkaip prisišildai čia biškį. Negu namelį. Aišku, namelį irgi gali ten šildinti važiuojant ant dujų, bet ne visose šalyse iš tikrųjų galima dujas atsuktas turėti prikabinamą namelį ir kemperį, bet jo, manau, kad realiai aš taip galvoju, kad aš asmeniškai gal nenorėčiau visai žiemą keliauti, bet gerai yra, kad tavo sezonas nesibaigia ties
vasaros pabaiga. Nu, realiai kiek ten išvažiuoji dar rugsėjį, nu, kartais spalį dar gali išvažiuoti ir viskas. O čia jau, kai ir būna šalta, jau su kemperiu gali ilgiau stovyklavimo savo sezoną turėti. Kas dar? Nu, nežinau. Šiaip, nu, išvada tokia, kad jeigu galvoji, kad nori keliauti, nori toli važiuoti, tai kemperį. Jeigu galvoji, kad nori kažkokio tokio tiesiog getaway savaitgaliais ar savaitai nuvažiuoti prie ežeriuko kažkur pabūti, tai prikabinamas namelis. Dar toks, jeigu kada nors pirksit kemperį, va čia toks patarimas, pirkit automatą. Nežinau, ta prasme, nu dabar aišku visi mano automobiliai yra automatai, bet tas aišku irgi gal pridėjo biškį, bet vat darbe turim ne automatą ir jisai važiuoja gerai viskas, bet kemperis mechanas, tai mano galva yra toks biškį, važiuoja jau kažkur biškį kalniukas būna jau iškart jau dar nepradės važiuoti, jau mesti žemiau. Toks biškį žaidimas, ypač pat, pavyzdžiui, Norvegijoje važinėjant, tai ten nuokalnė, įkalnė, tai ten pastoviai tas pavaras junginėjai. O šiaip, jo, čia yra jūsų sprendimas, ką jūs norit pasirinkti. Šiaip galbūt iš pradžių rekomenduočiau, iš savo pusės rekomenduočiau, kad gal prikabinamą namelį pradžiai, pasižiūrėkit, kad svoriai netrukdytų, nereikėtų teisų eit laikytis. Bet jo, nes yra pigiau, gal jums tiesiog nepatiks tas, arba... Nes kemperis jau, kai nusiperki kemperį, jau yra didesnė investicija ir daugiau pinigų jau turės patikti tada. Ir šiaip, ką perkant kemperį arba prikabinamą namelį, pasitikrinkit drėgmę. Geriausiai kreipkitės į atstovybę, pasitikrinkit drėgmę sienose, nes kiek iš patirties žinau, kad kemperiai nepradeda smirdėti pirmus metus. Iš tikrųjų praeina daug laiko, kada pradeda smirdėti, bet žmonės įeina, šiaip kas nežino, įeina, o nesmirda, reiškia, bus sausas. Ne. Iš sienų kvapas pradeda eiti daug vėliau. Tai va, o šiaip, nu šiaip galima netikrinant galima pamatyti, ar nėra sienos išsipūtusios kažkur, nes jos biškai pradeda pūstis. O šiaip, jo. Tikiuosi nusipirksit gerą namelį. Jeigu iš tikrųjų turit klausimų kažkokių arba pasiūlymų, tai parašykit man į Instagramą, aš Petras. Ne, čia aš Petras. Tai ir aš padėsiu, pakonsultuosiu gal kažką. Gal ir pats nežinau kažko, gal jūs man kažką papasakosite. Tai va, ir tiek, tada susitiksim kitam video ir geros jums vasaros.